Pasižiūrėk, o savo užduok klausimą. Ar tu laisvai gali prieiti prie labai tau patinkančius 9-10 balų moters ir žinoti, ką prie sakyti, kaip ją sudominti? Sakau jau dėl to, kad prieš porą minučių padariau pirmą savo. Visiškai prie nepažįstamus. Tai ne taip, kad ten nuėjai į draugų gimtadienį, o čia tave supažindina dar kažkas. Galbūt labiau paauglė, bet apskritai. Bet tu galėtum rinktis iš viso miesto. Su malonumu. Bet tu moki gerai kūnų kalbą, tu esi pasitintis savimi ir tu gali suvilioti. Rytas jau čia yra antras man. Sakau jau dėl to, kad jau. Tai puikiai iliustruoja mano istoriją Rusijoje, kai aš buvau į Sočį nuvažiavęs. Ką aš noriu pasakyti, va tiek va yra mano draugų. Čia yra nesąmonė. Ir su jie mylėdavausi. Aš savaitgaliais dirbu lageryje. Pamiršt tos dalykus, čia yra seni reikalai jau. Surašyta į video, kuriuos aš tik rodau mokymuose. Ką jūs matot YouTube čia? Čia Vegasas, o ne YouTube? Ką jūs matot parašyta knygose, DVD? Tai yra tik labai maža dalis, ką iš tikrųjų ateina žmogus gauna mokymuose. Nes mokymuose aš rodau video. O esmė yra tame, kad ne. Yra nuostabias technikas.